Savo praktikoje ne kartą susidūriau su tokiu teisiniu mitu, dėl ko galima susitarti vedybų sutartyje. Pavyzdžiui, kas plaus šeimoje indus, o kas siurbliuos kambarį, o kas šiandien valys šaldytuvą. Ar galima susitarti? Deja, ne. Mūsų reglamentavime tokios galimybės nėra. Na gerai. O tarkime, ar galima susitarti vedybų sutartyje dėl to, kad jeigu santuoka nutrūks, vaikų gyvenamoji vieta bus su kažkuriuo, su tėčiu ar mama, taip pat susitarti dėl bendravimo tvarkos? Kaip Jūs galvojate? Prieš atsakydama į šitą klausimą, šiek tiek trumpai paaiškinsiu, kas yra vedybų sutartis, kokios jos rūšis ir kaip jos sudaromos. Na, pirmiausia, vedybų sutartis tai yra susitarimas, kuriame būsimi ar esami sutuoktiniai aptarė savo turtinius klausimus, tai yra turtinės teisės ir pareigas. Toks bendraja prasme yra vedybų sutarties apibrėžimas. Vedybų sutarties sudarimui, kaip ir santuokai, keliami tie patys reikalavimai. Tai yra, vedybų sutartį gali sudaryti tik veiksnūs asmenys, taip pat asmenys, kurie nėra susiję artimais giminystės ryšiais, nes jie santuokos ir negalės sudaryti. Na ir aišku, labai svarbu, kad būtų suderinta abiejų būsimų ar esamų sutuoktinių valia. Sutartis gali būti sudaroma iki santuokos sudarimo arba po santuokos sudarimo. Jeigu vedybų sutartis yra sudaroma iki santuokos sudarimo, ji vadinasi iki vedybinė sutartimi ir įsigalioja po vedybų sudarimo. Jeigu sudaroma vedybų sutartis po santuokos sudarimo, ji vadinasi po vedybinė sutartimi ir paprastai įsigalioja sudarimo momentu, nebent pačioj sutartyje yra nurodyta kita data. Dažnai susilaukiu skambučių, kur žmonės sako, advokate, mes norim sudaryti pas Jūs vedybų sutartį. Tai noriu pasakyti labai svarbią taisyklę, kad advokatas taip gali pasižiūrėti vedybų sutartį, ar atitinka įstatymų reikalavimus, ar apsaugo vieno ar kito sutuoktinio turtinius interesus. Tačiau vedybų sutartys yra tvirtinamos pas notarą. Na ir ketvirtas svarbus vedybų sutarties bruožas tai yra tai, kad sutuoktiniai susitaria dėl turtinių teisių ir pareigų. Atkreipiu dėmesį, turtinės teisės ir pareigos. Taigi dėl asmeninių teisių ir pareigų, kas šiandien valys šaldytuvą ar plaus indus, nėra galimybė susitarti. Taip pat vedybų sutartyje nėra galimybė susitarti, kas bus su nepilnamečiais vaikais, jeigu nutrūks santuoka. Tai yra, su kuo bus nustatyta vaikų gyvenamoji vieta ir taip pat negalima nusistatyti bendravimo tvarkos. Jeigu turite klausimų susijusių su vedybų sutartimis, su sutuoktinių turtinėmis teisėmis, pareigomis, su nepilnamečių vaikų išlaikymu, kviečiu kreiptis asmeniškai į mane, advokatę Juliją Viktoriją Flis, arba įsigyti autorinius įrašus Nesiparinki LT.